Labas, mano vardas Aina ir šiame video VDI darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė papasakos apie darbo laiko režimus ir darbo sutarčių rūšis. Papasakosime apie lankstaus darbo laiko režimą ir sužinosime, kaip jis nustatomas. Taps aišku, kas tai yra suskaidytos darbo dienos laiko režimas. Kokį darbą dirbantiems toks darbo laiko apskaičiavimo modelis gali būti taikomas. Paaiškės, na ir kaipgi nustatomas tas mistiškasis individualaus darbo laiko režimas. Kodėl darbo kodeksas tiek nedaug apie jį pasako. Taip pat sužinosite, kada darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti pasirinktų darbo laiko režimu ir kokie darbuotojo kriterijai tam reikalingi. Na ir galiausiai sužinosite, kiek ir kokių darbo sutarčių yra. Atidžiau peržvelgsime projektinio darbo, darbo vietos dalymosi bei darbo sutarties keliems darbdaviams sutarčių niuansus. O jeigu norit sužinoti, kaip galite sutaupyti daugiau laiko ir daugiau nervų bei lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierinių instrukcijų ir žurnalų, po šio video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DASATA darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Ievai. Tai darbo laiko norma ir režimai. Darbo laiko norma tai privalo būti nustatyta darbo sutartyje. Nežinau, dėja ar nedėja, bet pas mus tokios nenustatytos apimties darbo laiko normos nėra galimybės įsitvirtinti. Darbo kodeksas to neleidžia, tai šalis bet kuriuo atveju turi susitarti, kiek valandų per savaitę, dieną ar kažkokį kitą laikotarpį bus dirbama. Ir tai yra, kiek darbuotojas įsipareigoja dirbti, o darbdavys kiek darbo suteikti. Tačiau ta darbo laiko norma, ji gali būti paskirstoma gana lankščiai. Tai jeigu, pavyzdžiui, šaliai susitarė dėl 40 valandų per savaitę darbo laiko normos, tai nebūtinai tai bus dirbama pagal grafiką arba to nekintančių, kaip yra įprasta nuo 8 iki 5 dienas vienodai. Tai tam yra darbo laiko režimas, tai yra paskirstimas per darbo dieną, pamainą, savaitę ir šalis gali gana lankščiai įsidėlioti darbo laiką. Apie darbo laiko režimus, kai kuriuos akcentuosiu šiek tiek labiau, kai kuriuos turbūt ir patys žinote, tai pavyzdžiui, ta pati suminė darbo laiko apskaita, tai turbūt nėra labai lanksti, nes dirbama taip, kaip darbdavys sudarė darbo grafiką. Tas pats nekintantis darbo laiko režimas vėlgi nėra ypač lanksti forma, kadangi tam yra nustatytos fiksuotos valandos ir tomis valandomis fiksuotomis darbuotojas dirba. Tai pasistengsiu aptarti detaliau tik tai tuos režimus, kurie gal kartais ir mažiau girdėti kai kuriems ir suteikia daugiau lankstumo. Na, tai režimas, kaip jau minėjau, tai yra darbo laiko normos paskirstimas. Jeigu nėra nustatyta kitaip, galbūt specialiuosiuose teisės aktuose arba vidaus tvarkose darbdavio, tai darbdavys nustato režimą sudarant darbo sutartį su darbuotoju, tai gali būti pasirenkama iš tikrai gana gausaus sąrašo režimų, tai norėčiau labiau išskirti tokius kaip lankstų darbo grafiką, suskaidytos darbo dienos režimą ir individualų darbo laiko režimą. Lankstus darbo laiko režimas. Tai nustatomas visoms arba tik kelioms darbo savaitės dienoms ir dirbant pagal šį režimą darbuotojas privalo būti darbovietėje fiksuotomis valandomis. Na, pavyzdžiui, darbdavys nustato valandas, kada darbuotojas turi dirbti iš darbovietės, kada darbdaviui galbūt aktualu, kad darbuotojas dirbtų būtent darbo vietoje, o visas kitas valandas darbuotojas atidirba po darbdavio nustatytų valandų arba prieš jas. Ir keisti galima tas valandas įspėjus darbuotoją ne vėliau kaip prieš 2 darbuotojo darbo dienas. Tai vėlgi, tai suteikia darbuotojui lankstumo pasirinkti, pavyzdžiui, pradžią, pabaigą.
gerai, susitarėme, kad nuo 1 valandos iki 3 valandos aš būsiu darbovietėje, bet visą kitą laiką atidirbsiu tada, kada man yra patogu. Na ir su darbdavio sutikimu neišdirbtos nefiksuotos darbo dienos valandos gali būti perkeltos net ir į kitą darbo dieną. Tik svarbu, kad kitomis dienomis taip pat nebūtų pažeidžiami darbo kodekso reikalavimai. Lankstaus darbo laiko režimas, tai šis darbo laiko apskaitos režimas ir tinkamas jo pritaikymas sudaro sąlygas išvengti viršvalandinio darbo. Tai pavyzdžiui, jeigu dėl tam tikrų priežasčių darbuotojas turi atitinkamą dieną pradėti darbą anksčiau, tokiu atveju jam būtų galimybė išdirbus numatytą darbo valandų skaičių per tą dieną baigti darbą anksčiau, nedirbant iki nustatytos darbo valandos, taip išvengiant viršvalandinio darbo. Taip pat, kaip ir dėl nuotolinio darbo, taip pat ir dėl lankstaus darbo, mes rekomenduojame apsitarti taisyklės dėl darbuotojų darbo laiko ir galbūt, jeigu darbdavys neketina mokėti už darbą naktį arba už darbą švenčių dienomis, tai iš anksto darbuotojui tą informaciją pateikti, kad tai nebūtų pasirenkama dirbti tokiu laiku. Suskaidytos darbo dienos laiko režimas. Tai kuomet tą pačią dieną pamainą dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė yra ilgesnė negu numatyta maksimali pietų pertraukos trukmė. Tai pietų pertraukos trukmė maksimali yra 2 valandos, minimali yra 30 minučių ir suteikiama ne vėliau kaip po 5 valandų darbo. Tai tokius režimus, pavyzdžiui, mano žiniomis taiko autobusų tarpmiestinių reisų vairuotojams. Kai darbuotojas grįžta, gali turėti ilgesnį tarpą ir tuomet vėl sugrįžti į darbovietę. Individualaus darbo laiko režimas. Čia toks paslaptingas ir mistiškas režimas, apie kurį darbo kodeksas nepasako visiškai daugiau nieko. Tai iš esmės šalys gali susitarti dėl jo savo nuožiūros. Svarbu žinoma, kad maksimalus darbo laikas, minimalus poilsio laikas būtų nepažeidžiami, o visa kita šalims leidžiama susitarti. Tai dėl maksimalaus darbo, minimalaus poilsio laiko čia ties kiekvienu režimu, čia jau yra imperatyvios nuostatas. Tačiau nustatant individualų darbo laiko režimą, šalis susitarė įvairiai. Vėlgi, kiek tenka konsultacinėje veikloje susidurti, yra nustatoma ir iš anksto toks gana konkretus, bet neatitinkantis nekintančio laiko režimo, apibrėžimo grafikas. Pavyzdžiui, skirtingomis dienomis dirba skirtingą laiką, arba 2 savaitės dirba vienaip, tuomet 2 savaitės kitaip. Vėlgi, yra susitarima ir taip, kad prieš kažkiek laiko šalys susidaro grafikėlį, išdėlioja tas, pavyzdžiui, 40 valandų ir tą savaitę darbuotojas taip dirba. Žinoma, svarbu tada jau susitarti ir laiką prieš kiek bus informuojama, ir kaip susitariama, ir kas jeigu vis tik nesusitariama. Tačiau individualaus darbo laiko režimas, jeigu nepažeidžia taisyklių, maksimalaus darbo, minimalaus poilsio laiko, tai iš esmės jūs labai patogiai galite susidėlioti, kaip darbuotojas dirbs ir kada darbuotojas dirbs. Tai ypač patogu, pavyzdžiui, studentams, tikrai žinau, kad dažnai tai taiko, kai paskaitos yra įvairios trukmės, vieną dieną baigėsi anksčiau, kitą vėliau ir kada darbuotojas gali pradėti dirbti priklauso ir keičiasi. Tai tikrai toks režimas būtų gana patogus. Vėlgi, kaip jau pradžioje paminėjau, norėsiu aptarti ne tik, ką nustato kokius galimus pasirinkimo variantus, bet ir kam darbdavys privalo tenkinti. Tai pageidaujamų darbo laiko režimu, jeigu ten yra kažkokių išimčių dėl gamybinio būtinumo, darbo organizavimo ypatumų ir panašiai, nes situacijų būna įvairių ir teismai vertina įvairiai, tai darbdavys privalo tenkinti nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, auginantiems vaiką iki 8 metų arba vienam auginančiam vaiką iki 14 arba neįgalų vaiką iki 18 metų. Ir darbuotojui pateikusiam prašymą pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę arba būtinybę slaugyti, prižiūrėti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį. Tai čia yra tokios pagrindinės grupės, kurios, kaip minėjau, kodekse dažnai kartojasi. Dar norėčiau suspėti su jumis aptarti keletą sutarčių rūšių. Čia matote bendrą sutarčių rūšių sąrašą. Tai tokios kaip terminuota, neterminuota turbūt yra girdėtos daugeliui. Laikinojo darbo sutartis vėlgi specifiniam darbui, pameistrystės darbo sutartis, tai yra įgūdžių ir žinių įgijimui, tokia galima sakyti
šiek tiek kitokia praktikos forma, kai darbuotojas jau dirba ir turi darbo sutartį, tačiau yra tam tikrų išimtinų taisyklių nustatyti, sakykime, apmokymo tą visą planą ir panašiai. Bet aš labiau norėčiau sustoti ties šiomis pabrauktomis, tai yra projektinė darbo sutartis, darbo vietos dalymosi darbo sutartis ir darbo keliems darbdaviams darbo sutartis. Projektinio darbo sutartis tai yra terminuota sutartis, kurią darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti, dirbdamas nustatytų darbo laiko režimų darbovietėje arba už darbovietės ribų. Tai turi būti konkretus projekto rezultatas, jo pabaiga ir įgyvendinimo sąlygos, tai nustatoma, kada tas projektas arba terminų, kada jis pasibaigs, arba ką įgyvendinus projektas pasibaigia, su juo sutinkamai ir darbo sutartis. Na ir projektinio darbo sutartyje nustatoma ne konkreti darbo laiko trukmė, o vidutinė darbo laiko norma. Tai yra vidutinis darbo valandų skaičius per savaitę ir darbuotojas tą darbo laiką skirsto savo nuožiūrą. Tai jau antra vieta, kur darbo kodeksas pasako, kad darbuotojas gali savo nuožiūrą pats organizuotis darbą. Tai projektinio darbo sutartis ir yra apie tai, kad yra svarbu pasiektas rezultatas. Na ir projektinio darbo sutartis pasibaigia darbo kodeksą nustatytais pagrindais ir tai projektiniam darbui netaikomos nuostatos, kurios būtų, jeigu, pavyzdžiui, pažeidžiamas maksimalus terminuotos sutarties terminas, jį tampa neterminuota. Tai projektiniam darbui tokios nuostatos yra netaikomos. Darbo vietos dalymosi sutartis. Pakankamai pagal statistiką retai taikoma, arba mažai žinoma, arba tiesiog taip pat kaip ir su nuotoliniu darbu reikia laiko arba situacijos, kuri parodytų, kad taip galima dirbti. Tai šios sutarties esmė leisti dviems darbuotojams naudotis viena fizinė darbo vieta, neviršijant vienam darbuotojui nustatytos maksimalios darbo laiko normos. Tai mes kalbame ne apie tą keitimąsi vieta, kada du darbuotojai dirbantys pilną darbo laiko normą dalyjasi, pavyzdžiui, viena darbo vieta, vienas nuotoliniu vieną dieną, kitas darbovietėje. Mes kalbam ne apie tai, mes kalbam apie tai, kai yra vadinamasis. Nors kodeksas tokios savokos nenustato, vadinamasis vienas etatas ir du darbuotojai užima tą vieną etatą ir nusistato, kaip jie keisis. Tai iš esmės, pavyzdžiui, dviems studentams tai gali būti labai patogi ir naudojama sutarties rūšis. Taip, ką dar norėčiau paminėti dėl darbo vietos dalymosi sutarties, tai sulygti dėl šitos sutarties galima tiek sudarant naują sutartį, tiek pakeičiant jau esamą sutartį. Taip pat yra numatyta kodekse, kada darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti darbo vietos dalymosi sutartimi ir kada privalo apsvarstyti ir suteikti esant galimybei darbuotojams tokią galimybę. Taip, tai darbo vietos dalymosi darbo sutarties darbo laiko režimas. Tai kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti savo darbo laiką, susitartamas dėl to su kitu darbuotoju. Kaip ir minėjau, darbuotojai jau tarpusavį pasiderina, kada kas galės dirbti. Tai taip pat darbdaviui reikalaujant apie darbo laiko pasiskirstimą tarp darbuotojų, privaloma informuoti nustatytų metų darbdavį. Tai darbdaviui turbūt irgi aktualu užtikrinti ir kontroliuoti ir organizuoti, ar tikrai tam tikrų metų kažkas dirbs. Toks darbo laiko režimas gali būti keičiamas darbuotojo tarpusavio susitarimu ir jeigu nustatyta darbo vietos dalymosi sutartyje informavus apie tai darbdavį. Na ir visais atvejais darbuotojai privalo taip vienas kitą pakeisti darbe, kad nenukentėtų darbo funkcijos atlikimas. Tai yra ne tik darbuotojų pareiga būti darbe ir jeigu kažkas neatvyksta už tai atsakyti, bet kodeksas labai aiškiai nustato, kad tai jau tampa darbuotojų pareiga vertinti tai, kad nenukentėtų darbo funkcijos atlikimas. Na ir vieno darbuotojo laikinasis nedarbingumas, atostogos panašiai neturi įtakos kito darbuotojo darbo laiko režimui, nebent darbo vietos dalymosi darbo sutartyje nusistato šalis kitaip. Tai darbdavys tokį darbuotoją laikinai gali pakeisti kitų darbuotojų, su kuriuo pagal darbo vietos dalymosi sutartį dirbantis darbuotojas turi kooperuotis ir atlikti tas darbo funkcijas.
ties pasibaigimu ilgai neužsistosime. Čia galbūt esminis toks momentas, kad šalis gali susitarti, kad darbo vietos dalymosi darbo sutarčiai pasibaigus, jos sudaro ne viso darbo laiko darbo sutartį arba kitaip pakeičia darbo sutartį. Tai reiškia tai, kad vienas darbuotojas nutraukia darbo sutartį, nebūtinai reiškia, kad ir kitas darbuotojas pabaigia darbo santykius. Taip, ir darbo sutartis keliems darbdaviams. Ši gal šiek tiek yra populiaresnė sutartis, tačiau taip pat aktualu paminėti, kad yra tokia sutarčių rūšis, kai vietoj vieno darbdavio gali būti nurodyti keli darbdaviai ir darbuotojas savo darbo funkciją vienu metu gali atlikti keliems darbdaviams, arba tai gali būti išskirstytas darbo laikas atskiriems darbdaviams. Tai darbo laiko norma yra viena, tačiau laikas paskirstamas darbdaviams arba galbūt, pavyzdžiui, paminėsiu pavyzdį, apsaugos darbuotojai vienu metu, būdami prie kamerų, gali žiūrėti ne tik vienai įmoniai priklausančią teritoriją, bet kelioms įmonėms. Ir toks darbuotojas iš esmės teiktų naudą keliems darbdaviams ir galėtų būti sudaroma viena sutartis. Šalis nusistato, kas yra pirmasis darbdavys, kam tenka visi įsipareigojimai susiję su pranešimu sodrai ar kitais mokestiniais klausimais. Darbdaviai, žinoma, gali sudaryti tarpusavio susitarimus, kaip sprendžia tam tikrus klausimus, tačiau tai yra vienos funkcijos atlikimas. Tai negali būti skirtingiems darbdaviams skirtinga funkcija. Jeigu jau sudaroma viena sutartis darbo keliems darbdaviams, tai ir yra vienos funkcijos atlikimas. Ką galima apie darbo laiko normą, apie režimą paminėti, tai aktualiausias dalykas, kad arba skirstoma atskiriems darbdaviams atskirai ir nustatoma, gali būti toks grafikas sudaromas, arba neskirstomas kiekvienam darbdaviui atskirai. Dėkui, Ieva, ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip visiškai nesunku Dasatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Na, o jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.